Sveiki, Ana ir Tomai. Ačiū, kad pakvietėte mane į kino teatrą. Tai mano pirmas kartas kine. Taigi, kokie yra tavo hobiai, Mosi? Ką tu mėgsti daryti? Atleisk, Ana, nesupratau tavo klausimo. Kas yra hobis? Kai neturime eiti į mokyklą, neužsiimame namų ruošos darbais ar neprivalome keliauti į parduotuvę apsipirkti, tai yra galimybė nuspręsti, kam skirti savo laisvą laiką. Taip, Mosi, hobis tai veikla, kurią užsiemi laisvalaikiu ir kuri tau patinka. Tai gali būti žaidimas, kurį mėgsti žaisti. Pavyzdžiui, kompiuteriniai žaidimai, stalo žaidimai, šachmatai ar panašiai. Taip pat galima pasirinkti su menais susijusią veiklą. Pavyzdžiui, muziką, šokius ar teatrą. Tai yra vienas iš labiausiai paplitusių veiklų, kuriomis čia užsiimame. Sutrikau, Tomai. Viskas skamba panašiai į tai, ką darome mokykloje. Pomėgiai skiriasi nuo kitų veiklų tuo, kad jų metu smagiai leidi laiką. Tai gali būti aistra ar kažkas naujo, ką nori išmokti. Galima užsiimti aktyviais, smagiais ar net sportiniais pomėgiais. Taip, puikiai pasakyta. Pavyzdžiui, dabar einame žiūrėti filmą. Tai visiškai priklauso nuo tavęs. Žmogus pats gali nuspręsti, kada užsiimti savo pomėgiais ir kiek laiko tam skirti. Dabar aš suprantu. Iš esmės, pomėgiai yra gerai praleistis laikas ir mėgavimasis laisvalaikio veikla. Būtent, o dabar eikime, kad nepražiopsotume filmo pradžios.